Rūšiuoju krevetes. Galų pala. Kaip čia dabar bus? Aš ruošiuos atostogom. Ruošiuos pasilikti vieną kubą su krevetėm. Išpardavinėju viską. O nesąmonių gyvenime esu turėjęs savo. Neparduodant kolonijoje su 2 kartus praradęs, galvoju, palauk, kad čia nebus taip, kad aš paskutinį sykį žiūriu į tas krevetės. Visko gali būti. Jūs galvoju, kad reikia padaryti fotosesiją. Ir jūs stikliniai matot, tame indelį, kuris yra 4 cm pločio, jūs matot raudoną Blood Mary patinuką jauną, kuris yra čia apie 1,5 cm. Ir šalia yra tas tamsumas, iki kurio maksimaliai aš esu dasirinkęs. Bet jau čia ta riba, kai ir raudonumo nebelabai bėra. Kai raudona yra nuėjus į mėlyną ir mėlyna jau kojose net raudonumą nebesimata. Netgi peršvietus kiaurai raudonumą sunku įžvelgti. Tai čia yra 2 tokie kraštutinumai. Pirmiausia raudona, tiesiog raudona Blood Mary krevetė, kuriuo aš turėjau ir turiu. Ir iš jos vis tamsesnės. Dabar palyginimai aš įdėsiu keletą skirtingų tarpinių variantų. Va čia įdedu pilnai suaugusią mamytę, kuri matot, kokia yra palyginus su to patinuku. Pilnai suaugusi, kurios raudonumas yra sodrus į rudą pusę. Nes koncentruota raudona gamtoj yra ruda. O čia dadedu vat savo Garnet Red, aš taip jį vadinu, granatą raudonumu, patinėlį, suaugusi. Patiną, jis nėra maksimaliai stambus, bet jau praktiškai. Čia jau pilnai suaugęs patinas, kuris turi va tą rudumą į melsvumą. Čia dedu dar vieną jauną patinėlį. Deja nuvirsta mano balta sienelė ir matosi visas indelio subraižymas. Baltas fonas uždengia tą subraižymą ir dabar patinėlių spalvos nesimata, nežiūrint to, kad aš jas rodau. Nes trūksta balto atspindžio, bet jūs jau galite matyti, sakykim, plika akim 3 skirtingus spalvų greidus. Tiesiog raudona, tą raudoną į rudumą ir tą jau tamsumą iki mėlynas. Va dadedu dar vieną patinėlį, kuris šiaip yra special, ypatingas, kuris labai skiriasi nuo visų kitų. Bet čia plika akim net nematysit. Tai dabar aš tarp šitų 5, šiuo atveju 6 esančių krevečių, tarp paprastos raudonos Blood Mary, kuri ir taip jau yra labai kokybiška, palyginti su to, ką jūs galite nusipirkti. Dar yra sodrumas. Ruda yra koncentruota raudona gamtoje. Tai vis sodrindamas, aišku, gali prisižaisti kitą pusę. Nes Blood Mary laukinė yra šokolad, ruda. Ta prasme, koncentruota raudona. Vat jos eina kūlviršiams ne dėl to, kad mušas, o dėl to, kad bando įsikabinti kažką tai. Tai va čia yra mano krevečių color grade'ai. Kadangi nuvirto fonas, aiškiai matosi subraižymai. Ir įmetu dar vieną patinėlį, kuris dar yra vienos spalvos. Ir plika akim jūs matot kažkokias rudai raudonas, matot raudonas, o aš kiekvieną jų atskirai žinau, kiek kur kokią procentą spalvos aš matau. Tai tiesiog raudona yra faina, bet aš tiesiog gerų raudonų jau prieš 3 metus daėjau iki to lygio, kad man visas akvariumas raudonavo ir man buvo gana. O pakėlus baltą foną nebesimata indelio subraižymą. O visa kita jau yra mano asmeniniai žaidimai gauti kažką daugiau.